Kaip jūs gyvenate? Labai blogai dabar šiuo momentu. Negyvename, bet egzistuojame. Jūs rašėte dėl to, kad... Salė duotų benamiams maitinti, Ir? bet atsisakė. Jie atsakė jums, pasakė ne. Taip. Ar tai yra normalu? Žinoma, ne. Pas mus yra pristinešę kailinių, daug kaldrų, patalinės, sienos šerkšnautos apšerkšnyje. Na, mano yra 2 katės, jos man atsigula ant krūtinės, dar šiek tiek pašildo. Papasakite, kaip jūs gyvenate? Sakyčiau, gal pragariškai. Turiu specialybę. Esu atidirbęs 18 metų. Aš esu mūrininkas asmeniškai. Salės gal valgyklos trūksta. Mums savivaldybė nedavė. Iš valdžios aš nieko nesitikiu, jokios paramos. Aš netikiu, ar pavasario pasulauksiu. Ar jūs turite tikėjimą, kad pasikeis situacija? Pakol kas ne. Tiesiai šviesiai, pakol kas ne. Yra neaišku, kaip mums rytoj bus. Galbūt mes dabar sėdėm ir galvojam, kaip mums gerai, o rytoj tu pats gali atsidurti gatvėje. Tai yra ne gyvenimas, o egzistavimas.